Viešoji įstaiga Aspektus Memorija, padedant Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondui, pristato In Memoriam nepriklausomos Lietuvos valstybės pareigūnams, nužudytiems, bet neužmirštiems. Metų birželio 15 dieną Lietuvą užplūdo Sovietų armijos daliniai. Po mėnesio, Liepos 23, iš šitos vietos į Maskvą slapta buvo išvežti aukščiausi žvalgybos ir saugumo pareigūnai. Buvęs vidaus reikalų ministras, atsargos brigados generolas Julijonas Čeplikas, Generalinio štabo valdybos antros skyriaus viršininkas Konstantinas Dulksnys, Valstybės saugumo ir kriminalinės policijos Marijampolės apygardos viršininkas Jonas Kazlauskas, Kariuomenės štabo antro žvalgybos ir kontržvalgybos skyriaus viršininko pavaduotojas Petras Kirlys. Nuo 1919 iki 1938 metų dirbęs Valstybės saugumo tarnyboje Povilas Spiridonovas Lašas, Aukščiausiojo tribunolo pirmininkas Silvestras Leonas, Kariuomenės štabo antros skyriaus ypatingų reikalų karininkas Matusaitis Juozas, buvęs Valstybės saugumo departamento direktorius, Tautininkų sąjungos generalinis sekretorius Jonas Statkus ir Valstybės saugumo departamento direktorius Augustinas Povilaitis bei vidaus reikalų ministras, atsargos brigados generolas Skučas Kazimieras. Čia yra mano tėvelis, Pranas Kučas. Čia yra inkiliukas nuo Sibire eglutės mūsiškės, nes tėvelis labai mylėjo paukščius. O viršum jo yra jo brolis Kazimieras Kučas, vidaus reikalų ministras, buvęs brigados generolas. Čia taip pat turėtų būti generolas Kazimieras Kučas. Tačiau jo galva šitoje nuotraukoje yra iškirpta. Jisai buvo apsirengęs karinę uniformą ir tėvai matyt bijojo būti ištremti, nes po antrosios sovietų okupacijos prasidėjus masiniams trėmimams, mano tėvai pradėjo slapstytis ir įsislapstė net iki 52 metų sausį, o 52 metų sausį mus išvežė į Sibirą. Kartu išvažiavo ir šitą nuotrauką. Kas buvo šitoj nuotraukoje, iki kol grįžom į Lietuvą, aš nežinojau, nes grįžau gal tik tai 10 metų. Kaunas 1934 metų balandžio 4 diena. Ponui užsienio reikalų ministeriui. Yra reikalo prie mūsų pasiuntinybės Maskvoje turėti savo karo atstovą. Į šią vietą numatomas paskirti pulkininkas Kazys Skučas. Pulkininkas Skučas Kazys. Tikyba Rymo katalikas. Tautybė lietuvių. Šeimos padėtis vedęs. Mokslo cenzas. Baigęs Veiverių mokytojų seminariją, Čigujevo karo mokyklą Rusijoje, Vytauto didžiojo karininkų kursus ir aukštesniųjų kariuomenės viršininkų kursus. Įstojo į Lietuvos kariuomenės pirmąjį pėstininkų pulką 19 metų sausio 15. Paskirtas Alytaus miesto komendantu 19 metų vasario 6.
paskirtas Marijampolės miesto ir apskrities karo komendantu kovo 1, pakeltas į kapitono laipsnį lapkričio 18, paskirtas 10-ojo pėstininkų pulko vado padėjėju, paskirtas bataliono vadu, pakeltas į majoro laipsnį, paskirtas generalinio štabo valdybos operacijų skyriaus viršininku, pakeltas į pulkininko leitenanto laipsnį, paskirtas Vytauto didžiojo karininkų kursų lektoriumi, paskirtas Kauno įgulos komendantu, paskirtas 2 divizijos vadu ir Kauno įgulos viršininku, pakeltas į pulkininko laipsnį. Būdamas komendantu yra aktyviai dalyvavęs kovos veiksmuose. Turi šias dekoracijas: Vytauto didžiojo ordiną 3 laipsnį, Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordiną 3 laipsnį, Lietuvos nepriklausomybės 10 metų jubiliejinį medalį, Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medalį, Čekoslovakų Baltojo liūto ordiną 3 laipsnį, Latvijos atvadavimo kovų 10 metų medalį. 2006 metais Kazimieras Skučas po mirties apdovanotas Vyčio kryžiaus ordinu, kurį atsiėmė jo anūkas Kazys Šukys. Bet grįžkime į 1934-uosius. Iš vyriausiojo štabo skambino kapitonas Babelis, prašė išbraukti tą vietą, kur kalbama apie pulkininko Skučio aktyvų dalyvavimo kovose. Paminėtos kovos ėjo su rusais. Baltrušaičiui: užklauskite agrement pulkininkui Kaziui Skučui, karo atašė Maskvoje. Zaunius. – 1934 metų gegužę pulkininkas Kazimieras Skučas išsiųstas į diplomatinę tarnybą Maskvoje, kur beveik 4 metus dirbdamas Lietuvos karo atašė, gerai pažino Rusijos bolševikus ne vien kovų frontuose. Grįžęs į Lietuvą ankstyvą 39 metų pavasarį, Kazimieras Skučas buvo pakeltas į brigados generolus ir tų pačių metų kovo pabaigoje buvo pakviestas į naujai sudarytą atsargos brigados generolo Jono Černiaus vyriausybę, vidaus reikalų ministru. Šiuose pareigose dirbo ir Antano Merkio kabinete. Lenkijai žlugus ir politinėms apystovams pasikeitus, mūsų vyriausybė pradėjo dėti visas pastangas atgauti Vilnių ir Vilniaus kraštą. Spalio mėnesio 7 dieną tuo reikalu iš Kauno į Maskvą išskrido Lietuvos delegacija, susidedanti iš ministro pirmininko pavaduotojo Bizausko, užsienio reikalų ministro Urbšio, kariuomenės vado brigados generolo Raštikio ir užsienio ministerijos ekonominio departamento direktoriaus Morkaičio. Lietuva 1939 m. spalio 10-ąją pasirašiusi savitarpio pagalbos sutartį su SSRS atgavo Vilnių ir jo kraštą. Tačiau mainais buvo priversta įsileisti Trojaus arklį, sovietų karinės bazes su 20 000 kareivių. Greitai paaiškėjo, kad tai gerai suplanuota Lietuvos okupacijos pradžia, pareikalavusi 1000 aukų, išstūmusi tautą iš pasirinkto nepriklausomybės kelio, pakeitusi šalies moralinį ir politinį veidą. Kazimieras Skučas gimė 1894 metais Mauručiuose, Marijampolės apskrityje, Juozo Skučo ir Gertrūdos Furmanavičiūtės šeimoje. Šeima buvo labai gausi, 14 vaikų, 5 mirė labai ankstyvoje vaikystėje, likę 9 išaugo, iš jų vyriausias buvo Kazimieras Skučas. Kazimieras Skučą tėvai nutarė leisti į mokslus. Ir jisai baigė garsiąją Veiverių mokytojų seminariją. Ja baigęs jisai išvyko į Peterburgą, kur įstojo į mokytojų institutą. Tačiau jo nebaigė, buvo paimtas į caro kariuomenę. Čigujeve jisai baigė karo mokyklą ir dalyvavo mūšiuose Rusijos fronte. 1918 metais jisai grįžta į Lietuvą ir įstoja savanorių
į Lietuvos kariuomenę. Augustinas Povilaitis, kaip rašoma Tarybų Lietuvos enciklopedijoje, 1940 metais kartu su fašistinės Vokietijos agentais organizavo Lietuvoje dislokuotų Raudonosios armijos dalinių šnipinėjimą ir provokavimą. Panašiai rašoma ir apie Kazimierą Skučą. Abu šie vyrai labai gerai žinojo slaptosios bolševikų veiklos Lietuvoje užkulisius. Kai 1939 metais Lietuva pasirašė 39 spalio 10 dieną savitarpio pagalbos ir bendradarbiavimo sutartį su Rusija, aš turiu nuotrauką iš posėdžių vyriausybės, Skučas tuomet pasakė savo broliui: tai okupacijos pradžia. Paskutinį kartą jį mačiau 40 metais, kada mes gyvenom Panevėžy. Jis buvo atvažiavęs su žmona ir jaunesnė dukra Jūrate pas mus Velykom. Deja, tai buvo liūdnos Velykos. Iš mano tėvo kabineto net per uždarytas duris veržėsi dūmai, kur sėdėjo du broliai ir kalbėjosi. Na ir paskui atsimenu, kaip mano tėvas sakė mamai. Elyt sako, Kazys sakė, kad jau viskas, čia yra pradžia galo. Iš tikrųjų taip ir buvo. Na, jis turėjo rimto pagrindo, kadangi jo žodžiai taip pat pradėjo pasitvirtinti. Štai Tasas netrukus paskelbė, kad Lietuvoje dislokuotų sovietų įgulų grobiami kariai. Gegužės 24-ąją vokiečiai prie Dunkerko apsupo sąjungininkų pajėgas. Tai reiškia, jog karą vakaruose laimi Vokietija. O jau kitą dieną Molotovas Lietuvos pasiuntiniui Maskvoje įteikė notą, kurioje Lietuvos vyriausybė kaltinama sovietų karių grobimu iš sovietinių karinių bazių Lietuvoje. Užsienio reikalų ministrui Urbšiui liko įspūdis, kad rusai kažin kuriam nežinomam mums tikslui ieško priekabių. Spaudimas iš sovietų pusės nuolat augo. Juodoji Baltijos šalių valanda išmušė. Birželio 7 sovietai metė dar vieną kaltinimą. Pabaltijos šalys sudarė slaptą karinę sąjungą, nukreiptą prieš SSSR. Birželio 12 Antanas Merkys grįžo iš Maskvos, kur buvo nuvežęs kaltinimų dėl raudonarmiečių grobimo ir žudimo tyrimo medžiagą. Tačiau Molotovas nekreipė jai jokio dėmesio. Siekdama sušvelninti įtampą santykiuose su Rusija, Lietuvos vyriausybė pasiūlė Kazimierui Skučui atsistatydinti, o Augustiną Povilaitį atleido iš pareigų. Taip jau sutapo, kad prieš pat okupaciją, birželio 13 dieną, Lietuva šventė prezidento Smetonos vardines. Oficialiame sveikinime buvo viliamasi, kad Lietuvos valstybės vadas šiuo audrų metu išsaugos mūsų kraštui laisvą ateitį. Smetona prezidentūroje. Iš Užugirio atvykusiai žmonai, Sofijai Smetonieniai, pasakė, jog mums su vaikais, vyriausybei ir daugam teks galbūt netrukus trauktis iš Lietuvos, drauge su mūsų kariuomenė, priešinantis Maskvos bolševikų smurtui. Tai buvo birželio 13 dieną. O vėlų 14 dienos vakarą, kai pasaulis prigludęs prie radijo imtuvų klausė įvykių Prancūzijoje, kur Vermachtas užėmė Paryžių, Molotovas Maskvoje Urbšiui įteikė ultimatumą perduoti valdžią sovietų statytiniams. Jei to nebus padaryta, pagrasinta įvesti kariuomenę ir jėga perimti kontrolę. Ta pačią dieną, kai kapituliuoja Paryžius, Stalinas, Sovietų sąjunga, įteikė ultimatumą Lietuvos vyriausybei. Urbšio telegrama išsiųsta Kaunan. 24 valandą Molotov įteikė ultimatumą, primo, Skučą ir Povilaitį atiduoti teisman, sekundo, tojaus suformuoti Lietuvoje sovietams priimtiną vyriausybę, tercio, tojaus įsileisti Lietuvon naujų kariškų dalių, kurios bus sutalpintos svarbiausiuose punktuose, stop. Atsakymo laukia lygi šio ryto 10 valandos, Maskvos laiku, stop. Atsakymo nedavimas skaitomas neigiamo atsakymo, stop. Atrodo, kad Skučo Povilaičio pabėgimas galėtų dar pasunkinti situaciją. Pabraukta Urbšys. Iškyla dilema priimti sovietinį ultimatumą ar atmesti. Ir šitose rūmuose susirenka vyriausybės posėdis, yra skubiai sušaukiamas per
porą valandų susirenka visas kabinetas, kariuomenės vadas, buvęs kariuomenės vadas generolas Stasys Raštikis. Na ir vyksta svarstymas. Svarstymas užtrunka apie 4-6 valandas su pertrauka. Yra įvairių nuomonių, bet didžioji dalis vyriausybės pasisako už ultimatumo priėmimą. Prezidentas Smetona pasisakė už pasipriešinimą. Aš kategoriškai nesutinku, būtų gėdinga nesipriešinti. Tačiau atsargiųjų buvo dauguma. Ministras pirmininkas Merkys. Man rodos, reikia sutikti su visais reikalavimais, po to gal bus galima juos pašvelninti. Lemiamos reikšmės sprendimui nesipriešinti turėjo ministro pirmininko Merkio ir abiejų kariuomenės vadų, esamojo ir buvusio, Vitkausko ir Raštikio nuomonė. Nuspręsta nesipriešinti. Kaip komentarą prie posėdžio galima pridėti Smetonos žodžius apie būtinybę gintis, užrašytus jo promemorijoje. Gynimo taryba visa pasisakė, kad jei ateitų rimtas pavojus Lietuvos laisvei, tuomet reiktų visomis priemonėmis, taigi ir ginklu, pasipriešinti, nors ir nebūtų vilties laimėti. Tas įvykis paliktų atsimušęs lietuvių sąmonėje, jog tauta kiek įmanydami gynė savo garbę. Kaip jūs vertinate prezidento poziciją ir vyriausybės poziciją savo dviejų pareigūnų, Skučo ir Povilaičio atžvilgių? Gal tai dabar neetiška, žinoma, klausti, gal mes kitaip būtume sprendę ir darę, bet iš šios dienos pozicijos. Šiuo atveju aš manyčiau, kad prezidentas Smetona, jisai laikėsi labai principingai ir puikiai suvokė, kad tiek Valstybės saugumo departamento vadovas Augustinas Povilaitis, tiek vidaus reikalų ministras veikia iki pat 40 metų birželio 15 veikia įgalioti Lietuvos vyriausybės vardu, prezidento ir vyriausybės vardu. Jie buvo tos politikos dalimi. Jie nevykdė, kažkokios atskiros Povilaičio ar Skučo politikos. Jie vykdė prezidento ir vyriausybės nubrėžtą politiką. Todėl dabar pasiduoti spaudimui, juos areštuoti, reiškia išduoti visą pačios vyriausybės lig tol vykdytą politiką, išduoti prezidento institucijos vykdytą politiką ir panašiai. Ir Smetonos pozicija, kad mes negalime priimti ultimatumą dar ir dėl to, jog ten yra reikalavimas suimti, mūsų pareigūnus, jisai iš tikrųjų, išties Smetona buvo logiškas ir nuoseklus, nes juridiškai tai netilpo į jokius rėmus. Tai buvo neįmanoma iš principo, kad valstybė nubaustų suimtų savo pareigūnus dėl to, kad jie vykdė jos pačios nustatytą valstybės politiką. Suprantate, tai yra neįmanomas dalykas. Pirmąjį kartą Merkys Skučą iškvietė iš namų apie 2 valandą nakties. Tai aš žinau iš prisiminimų. Stefanijos Skučienės, jinai dar gyva būdama, atsiuntė man žurnalą, kuriame visą tai buvo spausdinta. Žodžiu, apie 2 valandą nakties pirmą kartą jisai buvo iškviestas, buvo informuotas apie ultimatumą, grįžo į namus ir 7 valandą iš ryto buvo 2 kartą iškviestas. Posėdis jau buvo pasibaigęs, o ultimatumas buvo priimtas. Prezidentas tuo metu patarė Skučui kuo skubiau palikti Lietuvą. Skučas atsakė, kad jis jokių būdų negali šito daryti, nes jam pasitraukus turės kiti už jį atsakyti. Tuomet prezidentas išpranašavo, būsi bergždžia auka, o niekam nepadėsi. 9 valandą ryte generaliniam štabui duotas įsakymas okupantus sutikti draugiškai. Įsakymas paskelbtas ir pakartotas per radiofoną. 3 valandą popiet Raudonoji armija pajudėjo per Lietuvos sieną. Šalies kontrolės perėmimas vyko taikiai, tačiau sovietų buvo kruopščiai pasiruošta reikalui esant naudoti visas įmanomas priemonės, įskaitant teroristinius diversinius aktus. Išėjo labai geri atsiminimai neseniai Maskvoje tokio GRU majoro Guskovo. Jo, faktiškai pirmą kartą patvirtinta juodo ant balto, kad buvo siunčiamos diversinės GRU grupės, autobusas perengiama pasiuntinybei ir išvežiojama įvairius Lietuvos miestus. Manau, kad tokia buvo ne viena. Su lietuviškais dokumentais visi su legendom pramokė lietuvių kalbą. Įsodinti į Lietuvos miestus ir faktiškai Guskovo, kaip supratau, uždavinys buvo
Gilioj provincijoje Zarasuose neutralizuoti policiją. Buvo planas R ir planas V, planas rusai ir planas vokiečiai, kaip atakuoja. Buvo dar ir planas L, bet jis jau buvo padėtas į atsargą, Lenkijos nebebuvo. Tai planai buvo paruošti kariniai, bet nebuvo komandos pradėti jos vykdyti. Aukšti pareigūnai, kurie puikiai suprato, kas jų laukia, skubiai ėmė ruoštis pasitraukti iš Lietuvos. Gal pirmasis toks pusiau politinis bėglys buvo Edvardas Turauskas, kuris išvažiavo, vienas išvažiavo automobiliu su slaptais dokumentais užsienio reikalų ministerijos pasikrovęs, kiek jis galėjo, jau priėmus ultimatumą. Tai buvo žmonės, kurie dirbo su Sovietų Sąjungos agentūra ir kompartijos. Tuo metu Skučas paprašė vyriausybės, kad jam būtų leista kartu su Povilaičiu palydėti šeimas iki pasienio. Ministras pirmininkas Merkys tuo metu net ministerijos automobilį jam pasiūlė. Skučas davė garbės žodį, kad jis kartu su Povilaičiu iš Lietuvos nepasitrauks be vyriausybės žinios. Jiems buvo leista išvažiuoti. Mano mama pasakė, kad kaip jai buvo, kaip ją atsimena. Vieną dieną ją buvo kambarį jos namie ir tėvelis atvažiavo. Ir buvo 3 valandą ir jis atbėgo ir sakė, reikia greitai į mašiną, jiem ką tu gali, 30 minučių mes einam į mašiną ir reikia važiuoti į sieną. Ir jie nutarė važiuoti į Giedrius, kur Povilaitis turėjo savo ūkį. Beje, Povilaitis jau savo šeimą buvo išsiuntęs, tad į kelionę ruošėsi tik tai Skučo šeima. Kazimiero Skučo šeima tuo metu gyveno netoli dabartinių Senavos kapinių. Kai buvo ruošiamasi palikti namus, suskambo telefonas. Skučas pakėlė ragelį, Merkys priminė duotą garbės žodį. Iš namų Skučas su šeima išvažiavo vienu automobiliu, o Povilaitis kitu. Povilaitis savo ūkyje turėjo telefoną. Išgirdę per radiją, kad sovietų kariuomenė jau žygioja Lietuvos žemę, skambino Lietuvos vyriausybei. Tačiau telefonai Kaune tylėjo. Tuomet abu vyrai sėdo į automobilį ir nuvažiavo į Pašventį. Ten iš pasienio punkto, iš pašto, jie vėl bandė susisiekti su vyriausybė. Tuomet Skučas su Povilaičiu grįžta į Giedrius, paima šeimas ir atvažiuoja į Pašventį arčiau Vokietijos sienos. Jie apsistoja Pašvenčio vidurinėje mokykloje. Pasienio punkte šis Skučas sužinojo, kad iš Lietuvos vyriausybės apie vidurdienį, tai apie 2 valandą, buvo gauta žinia uždaryti sieną. Slaptai, ponui vidaus reikalų ministrui. Yra įtarimų, kad buvęs vidaus reikalų ministras Skučas ir saugumo departamento direktorius Povilaitis yra nusikaltę sovietų įgulų karių atžvilgiu. Todėl juos reikia suimti. Prašau šį raštą įvykdyti kuo skubiausiai. Teisingumo ministras Tamošaitis. Prašau duoti policijos parėdimą suimti. Merkys. Rezervui vykdyti. Prieš tą jis gavo skambutį. Ir skambutis buvo iš prezidento. Ir prezidentas Merkys tada buvo tas. Ir jis sakė, palauk Skuči, palauk. Ir tu tenai palauk, neeik ant kitos pusės sienos. Čia žmonės su tavim ir familija pagelbės ir važiuos su tavim, tada dabos tave, kada nuvažiuos tada į kitą pusę sienos. Mokyklos kieme pasirodė automobilis policijos rezervo, iš kurio iššoko 5 ar 6 ginkluoti policininkai, apsupo mokyklos kieme stovinti Skučą, atstatė į šautuvus. Tai pamatęs netoli buvęs Povilaitis, dingo greitai iš kiemo. Išlipęs mašinos ir mano mamytė sakė, tėvas sako labas, gerai matyti, ir jie sako, atsiprašau, mums reikia tave atgal, vežti atgal. Ta popietė birželio 15 dėdė su šeima, 2 vaikais ir žmona atbėgo iki mūsų.
į šitą sodybą, nes čia jau tėviškė visai netoli, čia kokį 200 metrų tik randasi. Daržiniai buvo didelė tokia skrynė miltus, kur pildavo gyvuliams. Ir mama dėdienė paslėpė į tą miltų skrynę, o mane ir buvo dėdės, truputį už mane mažesni berniukas ir mergaitė, buvo Ramutis ir Ryčiutė. Tai liepė toliau, kur į mišką ieškoti žemuogių, kad nematytų, bet turbūt galvoja, kad gali ir vaikus areštuoti. Nes jeigu slėpė dėdienę, tai vis tiek jau galvojo, kad visus paims. O dėdė, reiškia, nubėgo link Šventosios čia pamiškė, tikėjausi perbėgti į vokiečių pusę, reiškia, pas vokiečius. Nueisime turbūt dabar prie Šventosios upelio. Tai galim tenai parodysim tą vietą. Mes esame prie Šventosios upelio, kuriuo, kada vokiečiai užėmė Klaipėdos kraštą, ėjo valstybinė Lietuvos Vokietijos siena. Dėdė išbėgęs iš mūsų namų, pamiškė atbėga iki šitos vietos ir jau ruošėsi per Šventąją šokti. Iš pakrūmės, iš šitos pakrūmės iššoko Lietuvos pasienio policininkas Krivickas ir atstatė jį ginklą. Dėdė irgi turėjo ginklą, bet jis nešovė. Aš esu Romualdas Povilaitis, po tik tai 8 metų, kada paskutinį kartą savo tėvą mačiau. Mano tėvas buvo saugumo departamentų direktorius. Jis laukė lygi paskutinės minutės. Kazimieras Skučas su juo buvo kartu, davė ultimatumą, kad taip ir mes norim Augustiną Povilaitį ir norim Skučą. Tuos 2 žmonės mes norim, tada mes neisim per Lietuvos sieną. O mano tėvas galvojo, kad gal Sovietų sąjunga neužims Lietuvą, jeigu jis pasiduos. Tėvas jau bus nuvežęs į savo gimtinę, ten netoli sieną, ir jis pats ten buvo, reiškia, atvažiavęs su Skučiu. Motina pamatė, kad atvažiavo didelį juodą mašiną toli ant kalnų, kad galėtų matyti geriau. Tai ji pradėjo ne savo balsu šaukti: Augustinėlį, bėk, atvažiavo tave suimti. Jis galėjo tą lietuvių policininką lengvai nušauti ir pabėgti, bet jis tą nepadarė ir jis nepabėgo ir jį suėmė ir nuo tos dienos aš jį nemačiau. Mes perbridom sieną tą patį vakarą. Ir mama, aš atsimenu, buvo kambarį ir ji visą dieną verkė. Visą dieną verkė, negalėjom su juo susikalbėti visai. Ir dėl to, kad jis žinojo tėvų likimą. O dabar staigiai viskas dingo. Dingo vyras, dingo tėvynė, dingo valstybė, dingo pragyvenimas, atsiradom vieni patys. Ponas Augustai, gal jūs prisimenate, koks likimas buvo šeimų čia pasilikusių Skučo ir Povilaičio? Šeimos likimas buvo toks, sulaukė vakaro. Abi šeimos? Jo, abi. Naktį jos. Sunku prisiminti, taip? Naktį jos buvo pervestos į Vokietiją, nepamenu tikrai kas. Taip, kažkas padėjo švietimo gyventojų. Kažkas padėjo. Nu ir, o paskiau dar už kelių dienų buvo pergabenti jų daiktai. Daiktus aš pats nešiau. Ir Skučo ir Povilaičio šeimų. Skučo ir Povilaičio, su Šarmantu. Nabašninkas jau dabar. Vietinis gyventojas. Vietinis gyventojas. Jau tada stovėjo vietoj mūsų policijos, kur vienas policininkas stovėdavo, 3 rusų kareiviai. O tai tėvelis nužiūrėjau, kai jie nuėjo pašvenčių. Tai mes dienos metu šitą vietą pernešėm visus daiktus. Į krūmus į vokiečių pusę čia priėmė vokiečių kontrolierius ir taip baigė. Mokykloje, kurios dabar ir žymės nėra, suimtieji buvo saugomi sargybinių visą naktį, išbuvo iki ryto, 10 valandą jos atvažiavo išvežti į Kauno karo kalėjimą. Kaunas 1940 m. birželio 17 d. slaptai. Ponui policijos departamento direktoriui. Vykdant parėdimą aukščiau išvardyti asmenys, perduoti kalėjimo viršininkui. Priėmė kapitonas Janickas. Taip, mama, kai sužinojau, kai jis buvo suimtas, nes
per radiją, aš nežinau, per radiją pranešė, kaip tai. Tai mama labai verkė. O jūs tuo metu gyvenot kur? Vinčų stotį. Geležinkeliu? Geležinkeliu Vinčų stotį. Nes ten jūsų tėtis dirbo, taip? Taip, tėtis dirbo. O apie Skučo mamos? O Skučo mamos reakcija, tai kad paskambino iš Mauručių stoties kažkas, tai aš neprisimenu kas. Sako, mūsų mamytė, sako, labai plaukus raunasi, sako, verkia labai ir sako, iš proto gali išeiti. O iš Mauručių stoties, iš geležinkelio stoties paskambino jums į Vinčus? Taip, jie į Vinčus ir pranešė, kaip su mama yra. O ką paskui su mama kur dėjusi? Mama nuvažiavo su traukiniu iš Vinčų stoties. Jūsų mama? Mano mama iš Vinčų stoties nuvažiavo į Mauručių stotį ir nuvėjo į ūkį. Ir pasiėmė mamą ir parsivežė į Vinčų stotį. Esame Kauno 6-ojo forto teritorijoje. Čia buvo karo kalėjimas vadinamas, o dar tiksliau drausmės dalimi. Kalbamės su šios drausmės dalies viršininko dukra, Kazlausko Viktoro dukra, Irena Kazlauskaitė. Man atrodo, iš jūsų pasakojimų, kiek prisimenu, teritorijoje šito forto, drausmės dalies, buvo ir jūsų tėvų namai. Ir jūs čia kartu gyvenote. Taip, buvo šičia tie namai. Dabar jau tik griuvėsiai likę. Buvo jau po pietų, kada paskambino kažkas tai tėvui ir jis labai susijaudinęs pasakė mamai, sako, kad suimtas Skučas ir Povilaitis ir atveža čionais pas mus į fortą. Tėvas buvo su jo jau seni pažįstami. Draugėje čia į savanorių įstojo, kada grįžo abudu karininkai ir vienu žodžiu, kad aišku buvo čia labai kažkaip tai nemalonu. Nu, o kitą dieną jisai pas mus užėjo su tėvu, mano pietus paruošė, nu ir ten jie kalbėjo, ką mes nedalyvavom tenais. Nu ir paskui tik tai mama pasakojo, kad jis paprašė, kad jam nupirkt porą baltų marškinių. Žiūrėjau, nu, vat, mama tą išpildė jo prašymą, nu, jis tai buvo, kaip mano krikšto tėvas, tai dažniau taip, aš jį pažinojau iš anksčiau, būdavo visuomet atvažiuoja pas mus, ar su reikalais tarnybiniais, ar taip, tai visuomet mus pavaišindavo, kokius tai saldumynus atveždavo, jis buvo toks labai simpatiškas. Ar jis buvo tik kaip krikšto dukrai toks? Ne, ir seseriai visiems. Tu buvo aukštas, gražus, aš atsimenu, man labai patiko, kad mano toks krikšto tėvas gražus. Jie sėdėjo po vieną. Dienos metu, man rodos, čia buvo laisvai galima vaikščio, čia visi vaikščio, o naktį tai sargybinis turbūt stovėjo. Po to, kai suimtieji buvo atvežti į šį fortą, jos skubėtlą atlankė į Kauną atskridęs Molotovo pavaduotojas Dekanozovas. Jis norėjo būtinai įsitikinti, ar Skučas ir Povilaitis suimti ir ar įvykdytas pirmasis ultimatumo punktas. Žinoma, jisai to įsitikino. Zimanui ir man teko atlikti pirmąją ir paskutinę Skučo ir Povilaičio apklausą. Kalėjime paprašiau atvesti Skučą į atskirą kabinetą. Skučas atėjo apsivilkęs gražių tamsių kostiumų ir švariais viršutiniais baltais marškiniais, tarsi svečias į svetainę. Skučas paneigė jam perskaitytus ultimatumo kaltinimus. Jos paneigė Zimanui ir Povilaitis. Deja, tokia apklausos eiga nesiderino su berijinė NKVD tardymo praktika. 40 metų, Liepos 17 dieną, Lietuvos žiniose buvo įspausdinta tokia žinutė. Skučo ir Povilaičio byla perduota saugumo departamentui. Tai buvo šiurkštus Lietuvos teismų santvarkos įstatymo ir teismų bei prokuratūros kompetencijos pažeidimas. Kazimieras Skučas ir Augustinas Povilaitis Liepos 23 dieną buvo išvežti į Maskvą į liūdnai pagarsėjusią Lubianką. Virginijai Skučaitei pavyko rasti 1942 metų leidinį Savaitė, kuriame Lašas yra publikavęs savo prisiminimus. Suimtuosius išvežė ne iš Kauno geležinkelio stoties, o iš šalutinės geležinkelio atšakos esančios Aleksote. Tarp suimtųjų buvo pulkininkas Dulksnys, pulkininkai leitenantai Kirlys, Matusaitis ir kiti.
Vežė 2 vagonuose, kurių langai buvo aklinai užtraukti užuolaidomis. O jis vežė mane kartu su Skučiu, Povilaičiu, vienam kupe važiavom Skučias, aš ir Kirlys pulkininkas. O iš pradžių sėdėjau Povilaitė su Skučiu, tai paskui ten apsižiūrėjau rusų tą, kad sėdi Povilaitė su Skučiu kartu, tai negalima. Tai Povilaitį pervedėjau, pats paliko. Atvežė Kirlį. Iš Juozo Averkos prisiminimų. Mane atvedė į galinę kupę, kur sėdėjo generolas Kazys Skučas ir priešais Augustinas Povilaitis. Prie lango ir durų budėjo ginkluoti kareiviai. Po kurio laiko atsirado civiliai apsirengęs tikrintojas ir smarkiai aprėkė leitenantą, kam kartu susodino Skučą su Povilaičiu. Tada Povilaitį iš kupę išvedė, o po kiek laiko atvedė pulkininką Petrą Kirlį. Šis buvo atvežtas iš Kauno kalėjimo visiškai pakrikusiais nervais. Daug rūpesčių turėjo Skučas su Kirliu, kurio rankos visą laiką drebėjo, ir retežiai įsiverždavo į rankas sukeldami skausmą. Kirlys prašydavo: Kazimierai, paprašyk leitenanto, kad palaisvintų retežius. Skučas prašydavo leitenanto, tas palaisvindavo ir ramindavo, bet už kiek laiko vėl tas pats. Stebėjausi Skučio ramybę, jo raminančiai žodžiais Kirliui. Traukinys pasiekė Minską sekančią dieną ir tik kai smarkiai sutemo, suimtieji bėgiais buvo nuvaryti į kitą vagoną, kurio langai buvo su grotomis. Kelionėje iki Maskvos iš suimtųjų buvo labai žiauriai tyčiojamas. Turiu pasakyti, kad Maskva tą operaciją rengė iš anksto ir ji nebuvo tik tai lietuviška kabutėse. Ta pati operacija buvo rengiama ir Latvijoje ir Estijoje. Vienu metu iš Latvijos, Estijos ir Lietuvos turėjo būti išvežti aukščiausi žvalgybos ir saugumo pareigūnai, kuriuos keletas dienų prieš tai vėlgi vienu metu turėjo suimti. Suimti jau, aišku, NKVD slaptų agentų diriguojamos jau komunistų prisodrintos naujos saugumo struktūros, kurios buvo atkurtos jau sukurtos okupuotose valstybėse. Ir operacija ši turėjo įvykti, tiesą sakant, keliom dienom anksčiau, tačiau Maskva dar tikėjosi, kad kai kurie saugumo pareigūnai Latvijoje sugrįž iš komandiruočių ir Estijoje lygiai taip pat, kad bus galima susemti visus vienu metu. Bet ne viskas jam ėjosi sėkmingai. Na, pavyzdžiui, Latvijoje karinės žvalgybos viršininkas nusišovė savo bute, kai jo atėjo suimti. Lietuvoje suėmimai buvo įvykdyti, Estijoje tik dalis, nes kiti tiesiog pabėgo į Suomiją. Ir kai jau operacija buvo bent dalinai baigta, vienu metu visi šie pareigūnai iš Talino, Rygos ir Kauno buvo gabenami slapta į Maskvą. Skučas buvo kvočiamas tų pačių metų rugsėjo 13-14 dienomis. Iš jo norėta išgauti prisipažinimą, kad jis ne tik organizavo raudonarmiečių grobimus, bet ir būdamas Maskvoje Lietuvos karo atašė, šnipinėjo Lietuvos naudai. Skučas neprisipažino. Daręs tos nusikaltimus. Nežiūrint to, 1941 m. Liepos 8 dienos Maskvos uždarame TSRS karinės kolegijos posėdyje jis buvo pripažintas kaltu ir jam buvo paskirta aukščiausia bausmė sušaudyti. Niekados nesužinojo, kas pasidarė Skučui. Aš, kada gyvenau New York'e, kiekvieną kartą, kada kalba buvo apie Skučio, buvo Sibirija sėdi Sibirija. Istorinis paminklas, slaptas NKVD objektas Komunarka. Šioje žemėje ilsisi tūkstančiai 1930–50 metų politinio teroro aukų. Tebūna amžinas jų atminimas. Tarptautiniai memorialo organizacijai KGB archyvuose kol kas pavyko nustatyti 6611 žmonių pavardes,
radusius amžiną atilsį šioje ilgai slėptoje kapavietėje. Вот сколько я здесь бываю, да, мне все время кажется, что здесь воздух можно ножом резать. Вот просто мне совершенно другое ощущение здесь, абсолютно другое. Мне кажется, что здесь другое притяжение, и я здесь боюсь сойти с любой дорожки. И потому что до сих пор точно не определены места захоронений. Ta komunarka buvo, žodžiu, daug metų toks kaip tabu, tai 20 hektarų plotas, žodžiu. Daug kas net ir Rusijos žmonės nežinojo, kas ten vyksta. Ir kartais net kalbama, kad ten tam tikra yra dvasia, turbūt slegia šiandien turbūt daugelį dėl to, kad mes, sakykime, iki šiol nesame įsiaiškinę. Slegia dėl to, kad 10 000 žmonių ten buvo užkasta ar pakasta. История храма начинается с 1999 года. В это время эта территория была передана церкви. И с этого момента начинается, можно сказать, открытый доступ. Вот это место трагическое, в коммунарку. На нас возложены еще обязанности по содержанию этой территории, благоустройству. 3 года назад были начаты георадарные работы по исследованию мест захоронений. И благодаря им смогли обозначить эти места. И в прошлом году мы установили столбики. Это, конечно, большое дело. И действительно, уже люди, которые приходят, родственники в том числе, они могут увидеть эти рвы своими глазами, поклониться, вот, можно сказать, этим могилам, хоть они и общие. И мы хотим поставить стену памяти, на которой будут все имена, на сегодняшний день известные, которые здесь погребены. Очень важно то, что совершается молитва ежедневно здесь, на этой территории. Это, можно сказать, одна из самых важных, можно сказать, дел. Очень важно то, что они берут, поминовение обо всех, кто здесь лежит. Что здесь только православные лежат? Нет, конечно. Здесь люди разных конфессий, разных национальностей и разных стран, будто еще очень разных социальных слоев. В коммунарке все-таки это далеко не последние люди, которые были осуждены на военной коллегии Верховного суда СССР. А то, что поминают и как бы заботятся, вспоминают и молятся за всех. Дом за моей спиной не выглядит довольно непримечательно. И, собственно, про эту территорию почти до конца советской власти никто ничего не знал. Даже, собственно, о ее существовании знали окрестные жители, и то не знали, что здесь находится. Это бывшая дача наркома внутренних дел Ягоды, который здесь жил вплоть до своего ареста. В конце советской власти, когда стали говорить о людях, ставших жертвами репрессий и расстрелянных, выяснилось, что именно здесь появилось одно из мест массовых захоронений казненных. Казненных по политическим обвинениям. Потом было обнаружено и в записях Ежова указание Сталина о том, чтобы передать дачу Ягоды чекистам. Но вот для таких довольно специфических целей. Всю историю советская власть скрывала не только места захоронений, но даже сам факт казни. Существовали специальные распоряжения НКВД, что сообщать родственникам казненных. Был выпущен специальный бланк, типографским способом исполненный, где полагалось вписать, что было на самом деле и что решено ответить родственникам, с тем, чтобы потом отвечать то же самое, чтобы не путаться во вранье. Незадолго до конца советской власти стали отвечать правду иностранцам, а
Остальным только уже в годы перестройки. Подавляющее большинство людей, которые здесь захоронены, были осуждены военной коллегией в соответствии с указаниями Сталина и нескольких его ближайших подручных. Вот им на утверждение НКВД готовила списки наиболее важных с их точки зрения дел, и военная коллегия приступала к рассмотрению только после получения вот таких вот виз Сталина, Молотова, Кагановича, Жданова, Ворошилова, иногда Микояна. Они иногда вносили изменения, кого-то отложить, кого-то не расстреливать, а посадить, кого-то, наоборот, не сажать, а расстрелять. Занимала эта процедура очень немного времени, как правило, 15-20 минут. После вынесения приговора человека очень ненадолго доставляли в тюрьму и тем же вечером, как правило, расстреливали. А расстрелянных привозили сюда и тайно захоранивали. Здесь же многие люди, оказавшиеся в руках советской власти в конце 30-х, начале 40-х, после пакта с Гитлером и присоединения, аннексии других территорий других государств. Значит, здесь таких заметных людей гораздо больше. Хотя, конечно, не только они, потому что здесь и те, кого включали в подельники. И действительно было принято решение сохранить исторический вид и сделать такой же забор, какой он и был. Высотой такой же. И такой же высотою, с проволокой, с колючей. Это все сохранено. Те же и столбы вот эти бетонные, и даже вот эти скобы, они все сохранены от старого предшествующего забора. И в таком же вот виде доски вот набиты. Все сохранили. И сколько территорий им огорожено? Территория огорожена 1860 метров, почти 2 километра. Вот длина. Это длина забора? Длина забора. А площадь какая? Сколько гектаров? А площадь примерно 18 гектаров. Площадь большая. Больше, чем в Бутово. Dieve, neaišku, kur čia pradžia, kur čia pabaiga tų tranšėjų. Atrodo, kad čia kažkur tai. Vienas Dievas žino, kur jie guli, bet čia. Dieve, kaip baisu. Ir kalbėti sunku. Aš 30 metų rinkau duomenis apie savo dėdę Kazimierą Skučą. Ir tik šiemet žiemą pavyko aptikti jo užkasimo vietą. Tai padaryti man padėjo mano bendradarbė Violeta Judelienė. O įvykdyti šitą misiją remiantis Sacharovo centro mineralų duomenimis ir Maskvos vyriausybės atstovų pagalba, o ypatingai Lietuvos ambasados ir Lietuvos gyventojų genocidų rezistencijos tyrimo centro paramos pakinimo dėka. Mes esu čia kartu su rezistencijos centro atstovu ir čia išgirdome, kad būtent šitoje vietoje yra užkasti apie 150 lietuvių, tarp jų ir Kazimieras Skučas
Julius Čaplikas, Antanas Tamošaitis, mūsų tarpukario Lietuvos ministrai, kiti atsakingi darbuotojai.